107-ajame Logos žurnalo numeryje teko rašyti apie vieną įdomiausių Lietuvos viduriniosios kartos stiklo menininkių Indrę Stulgaitę-Kriukienę. Dailininkė gimė Kaune, pasirinkusi meninio stiklo specialybę 2001-2007 metais mokėsi Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete, dirbo jame. Toliau studijavo VDA meno aspirantūroje, kur apsigynė meno licenciato laipsnį. Tuo metu dailininkė susituokė su garsiu Lietuvos stiklo kūrėju Remigijumi Kriuku ir persikėlė gyventi į Panevėžį, kur pradėjo dirbti dizainerė šio dailininko stiklo studija Glass Remis. Ši studija yra itin žinoma Baltijos regione kaip viena kūrybingiausių šio pobūdžio meninių laboratorijų. Indrė taip pat yra nemažai prisidėjusi prie šios stiklo studijos veiklos kaip stiklo dizainerė, parodų kuratorė, tekstų apie ją autorė, tyrėja. Toliau menininkė tęsė studijas VDA meno doktorantūroje ir 2020 metais apsigynė daktarinę disertaciją studijinio stiklo judėjimo transformacijos nuo funkcionalaus iki konceptualaus meno kūrinio. Nuo jaunumės menininkė aktyviai dalyvauja parodose bei kūrybiniuose simpoziumuose, konferencijose, seminaruose, pačiose įvairiausiose vietose – Baltijos ir Skandinavijos šalyse, Lenkijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Olandijoje, Liuksemburge, Bulgarijoje, Slovakijoje, Kinijoje bei daugelėje kitų šalių. Ji taip pat yra viena iš tarptautinio stiklo festivalio Glass Jazz vykstančio Panevėžy Glass Remis studijo organizatorių. Menininkė kuria originalius parodinius darbus, iš kurių išsiskiria konceptualūs kūriniai, instaliacijos redymeidai, video projektai ir skulptūrų serijos. Intriguojančioms Indrės Stulgaitės-Kriukienės kūrinių formoms skleistis padeda ypatingas medžiagiškumo ir technikų išmanymas, padedantis išryškinti stiklo darbų plastikos įtaikumą ir estetiką. Kalbant apie jos mėgstamas tematikas, galima išskirti kelias. Pavyzdžiui, net keletą metų gvildenta namų tema, kuomet buvo sukurtos ir interpretuotos namo formos skulptūros. Taip pat laivo motyvas išskleistas pačiomis įvairiausiamis stiklo spalvomis. Kitų įstabių jos kūrybinių sumanymų ir eksperimento objektų buvo pasirinkta taurė. Autorė atkreipė dėmesį į ją kaip tipišką utilitarų stiklo dirbinį ir siekė, kad jos eksperimentai padėtų atsakyti į nuolatos menininkę jaudinusi klausimą. Ar įmanoma funkcionalų daiktą, šiuo atveju taurę, paversti konceptualiu meno kūriniu? Kai kuriuos darbus Kriukų pora įgyvendina kartu. Iš tokių bendrų konceptualios kūrybos pavyzdžių neabejotinai būtų galima paminėti instaliaciją Pelkė, rodytą Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje Vilniuje, vykusioje jų personalinėje parodoje, ar Art Vilnius eksponuota instaliacija 4 dienos Marse, kur užburiančią kosmoso aplinką, sukūrusiai uždaroj patalpoj, žiūrovai galėjo pamatyti tokias amorfiškas, nežemiškas stiklo skulptūras apgaubtas dūmų ir keistų garsų. Indrė Stulgaitė-Kriukienė taip pat domisi fotografija, žurnalistika, kūrybiškai reiškiasi šiose srityse.